Ate. Radikas, ane? Radikas tikrai bus. Jums netrodo, kad mama mašiną tvarko Dolfas Landgrens. Tai nepraėjau techo. Žodžiu, varant namo užsidegė check engine'as. Ką? Sveiki. Tai praėjo tik tai mėnuo po to, kai aš parsivariau Golfą ir pagaliau prie rankos prie jo prisėst, tai kol dar galioja raudoni numeriai, nes paskui jūs traliukų turėsi važiuoti tiesiog mašiną. Tai varom pas dėdę, kuris tvarko kėbulus, pasižiūrėsim, ką jisai pasakys. Tai tą dėdę radau visiškai random ir iš internetų, neturiu jokių kontaktų ir panašiai, tai pasižiūrėsim, kokias kainas pasakys ir tada spręsim, kaip elgtis. O dabar pabandykim užkurti automobilį, pažiūrėsim, ar užsikurs. Per tą mėnesį kokius gal 2 kartus pravažiavau iš principo. O, sveiks, Andrelį. Makai, means fines. Tai 2 kartus pravažiavau ir tiek. Sankaba. Čia jau prieš tai girdėjau. Ai, čia benzasgi nereikia. O, Jėzus! Draudimas galioja dar mėnesį, nes senai apsidraudžiau ir tada sužinau, kad negaliu antrų tranzitinių imtis. Gal čia ir buvo akivaizdu, bet ne man aišku. Ugniagesių gatvė 12, Remlyga. Remigijus lygina kėbulus. Ok. Viskas, aš jau atvažiavau prie serviso, bet kadangi nežinau, ar jie labai nori, kad juos filmuočiau. Pradžiai turiu pasiklausti, tai pasiparkuoju, jau pasikalbėsiu ir tada žiūrėsim. Nežinau, gal čia tik tai mano sėkmė gyvenime, bet ką tik atvažiavau į patį pirmą servisą arčiausiai namų, nes gyvenu ten Kauno Lentvarė, sakykim, pusiai. Atvariau su Golfu į Remlygą, kur prieš tai juokau, kad Remigijus lygina, bet taip gavas, kad labai maloniai mane sutiko, netyčia direktorius vaikščiojo lauke, pasikalbėjom su to direktorium ir kažkaip visi taip maloniai priėmė, jo, palik mašiną paskaičiuosim, tai nevarau niekur turbūt kitur tikrinti jokių kainų, palieku dabar Remlygui, tai čia jie daro ir kėbulus, daro ir važiuoklės, tvarko ir variklius, tai jeigu man pasiseks, tai aš tiesiog viską padarysiu vienoje vietoje, pasimsiu automobilį ir tada pereisim prie aišku ratų ir visų kitų dalykų darymų. Tai susimatom, ko gero, už kelių savaičių šitam video. Iki. Tai laba dienelė, jums praėjo kokios 3 sekundės, man praėjo gal 3 savaitės, dabar yra birželio 29 diena ir pagaliau suvažiavo visas detalės, ištiesino sparną, viskas sukrovė ir automobilis jau paruoštas dažymui, tai dabar važiuoju, truputėlį paprašiau, kad lukteltų vieną dieną, noriu apsifilmuoti, kaip atrodo paruoštas dažymui. Nu ir tada jau lauksim finalinės datos, kada tą automobilį atiduos ir varysiu tiesiai pas mechanikus iš kėbulistų. Tai dabar keliamės tiesiai į servisą ir pažiūrim, kaip tas automobilis atrodo. Tai viskas, atvariau į Remlygą, einam ieškoti automobilio. Šiaip daug automobilių visai pas Hevrą. O, mano raudonasis gražuolis. Tiesa, dabar gal ir ne visai gražuolis, šita pusė tai taip dar neblogai atrodo. O čia, čia kadangi ruošiamasi dažyti, viskas išimta. Visas slengstis buvo pervirintas, kadangi šitoj vietoje buvo absoliučiai viskas perpuvę. Aišku, dabar yra plasmasė nuimta. Sparnas įmetu nuotrauką pasižiūrėti, kaip atrodė. Ir dabar jis jau stipriai ištiesintas. Aišku, čia dar turbūt jie darbuosis truputėlį, galtinį rezultatą reikia vertinti, bet tas sparnas atrodo jau dabar 10 000 kartų geriau. Ko gero tobulai neišsitiesino, tai šitoje vietoje pašpakliuota, nes tiek nuo krašto buvo lenkimas. Stiklas irgi išimtas dėl dažymo, plus, kaip matot, čia tokie juosteliai yra. Nu, galinė dalis apskritai atrodo dabar skurdokai, nes buferis nuimtas tam, kad galėtų būti nudažytas. Nu ir aišku, įlyskim pažiūrėti, kaip viduj viskas atrodo. Ok. O, pavyko įeiti į savo automobilį. Taip, nu tai va, čia veidrodėliai, visokie uždangalai, kurių nereikia.
Kaip jau noriu, aš kad greičiau važiuoti namo. Štai čia įdėtas galinis stiklas. Netgi sėdynės išimtas, šiaip dabar tai labai liūdnai atrodo. Šlykštlempė įdėta viena, keli indeliai ir tiek. Tai kol kas tiek, vėl dingstu iš eterio, susitiksim po kelių sekundžių, o realybėj tai turbūt už kokių poros savaičių. Tai labas rytas. Dabar yra Liepos 13 diena ir pagaliau... Čia dukros pasaka vakarykštė per Spotify. Žodžiu, prabėgo apie 2 savaitės ir jau pasakė, kad baigė kėbulą daryti golfui penktadienį, šiandien yra pirmadienis, Liepos 13 diena ir važiuoju pasiimti golfo, bet viskas nėra taip paprasta, nes kėbulą tvarkyti baigė, bet dar reikia techninę dalį, paskui tik tai registracija. Tai dabar tam, kad nuvaryti, sutvarkyti techninę dalį į kitą servisą, mano numeriai baigė galioti. Bet išsimti raudonų numerių nebegali antrą kartą. Žodžiu, tai dabar esmė tokia, kad važiuoju legalių numerių pasiimti, tada važiuoju į tą vietą, kurioj tvarkysiu golfo techninę dalį. Tada iš ten su taksu varau į kėbulų servisą, pasiimti golfą, tada su jo varau atgal į tą servisą, kur tvarkys golfui techninę dalį ir keis tepalus, palieku golfą ir tam kartui kaip ir viskas labukas, kaip minėlė mano. Ir tam kartui viskas bus kaip ir gerai, tada tikiuosi, kad porą dienų sutvarkys viską ir prasidės tada registracija. Su registracija vėlgi yra niuansai. Tai yra visų pirma, aš nuvarau, praeinu tech apžiūrą, bet negaunu žalio lapo, tada sutikrinu kėbulą, tada susiregistruoju, tada grįžtu į tech apžiūrą ir pasiemu žalią lapą ir tada galiausiai jau apsidrausiu nebe mėnesį, po visko apsidrausiu normaliu draudimu metam ar ten 2 žiūrėsiu. Tai tų darbų tikrai laukia ir kviečiu pasivažinėti kartu su manim šitą pusdienį. Ir aišku, turbūt dabar įdomiausia dalis, kaip atrodo tas sutvarkytas kėbulas. O jum irgi taip yra, kad atrodo 13 dieną, koks skirtumas, tipo, bet va ta 13 diena vis tiek duoda kažkokį nervą truputį viduje, va kažkas turi atsitikti. Nežinau, ar čia man taip yra, ar čia yra taip daugiau, parašykit, hebra. Štai ir viskas, taip greitai pasėmiau savo raudonus numerėlius. Dabar, kaip daužasi. Dabar sekantis taškas, kur mes šokam, tai servisas, kuriame palieku Suzuki. Viskas, atsiradom prie serviso. Aplinka gal ir ne pati gražiausia, bet servisas tai tikrai geras, aš pas juos dažnai varau. Tas dalykas, ką matot už manęs, vadinasi Sostinės autoservisas Vilniuje prie Savanorių žiedo ir čia aš įprastai tvarkau beveik visus savo automobilius. Sveiks, valio. Gerai, pasitariu, varau golfo ir grįšim čia. Labą dieną. Štai ir viskas, atvykau į REM lygą, o ten jau matau stovi mano gražuolis golfas. Tai einu truputėlį pasišnekėsiu apie reikalus, o tada grįšim prie golfo. Viskas, perstačiau golfą į šiek tiek kitą vietą ir dabar einam truputėlį pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Tai iš pirmo žvilgsnio apskritai golfas atrodo žiauriai gerai. Tie ratų, kai kur nedadėlkos gadina vaizdą, ypatingai kairiai pusiai. Tas lempas, aišku, ir gadina vaizdą, bet šiaip tai viskas žiauriai man gerai atrodo padaryta. Pakeistas galinis bamperis, sudėtos naujos apšvietimo lemputės. Aišku, pakeistas ir balkis, nes po smūgio, sakė, buvo linkęs. Tada ištiesintas galinis sparnas, pervirintas slenkstis, pakeista plasmasė, buvo išimtas langas, tai sutvarkyta ir štai čia viršuj esanti vietelė. Perdažytas stojkė, perdažytos duris ir aišku, perdažytas tarpduris, tai šita pusė atrodo ledovai. Panašu, kad iš šitos pusės visada automobilį reiks ir fotkinti ateityje.
Tai jeigu ieškot, kas kokybiškai tvarko kėbulus, Ugniagesių gatvė 12, Remlyga, dirba su visais draudimais, leidžia stebėti procesus ir netgi turi pakaitinius automobilius. Tai ačiū Remlygai, kad padėjo man su šito mažu projektu. Jeigu norit gauti nuolaidą kėbulo darbam, atvažiuokit į Remlygą ir pasakykit, kad atkeliavot nuo garažo 16, tai visiems darbam jums pritaikys 15% nuolaidą ir aišku dėkot nereikia. O dabar keičiam numerius ir keliaujam techninės dalies tvarkyti, nes sakė bėga antifrizas, variklis apstepalavęs ir, na žodžiu, neapsigilinti kol kas. Ir šiaip tai švariai paliko automobilį. Maladėt, pacanai. Nu ir karštumėlis, aš jums pasakysiu. Savaitgalį buvom prie ežero. Tarp kitko, jeigu norit pamatyti video, kaip krovėmės važiuoti prie ežero, tai spauskit ant nuorodos kampe. Bet ką noriu pasakyti, buvom prie ežero ir buvo 19:20 ir nuo ledaus slėpėmės. Ateina pirmadienis. Va, ir dirbu su 27+. Jebėšt virogės. Koks tas mūsų pasaulis kartais neteisingas. Bet važiuoju su Golfu! Woo! Woo! Šiaip nežinau, kur važiuoti. Nesvarbu. Nežinau, važiuoju, tiesiog gera važiuoti su Golfu. Ai, nežinau. Kiekvieną kartą atsisėdu, suprantu, kad Golfas yra mano mašina. Jie man tinka, patinka, man jie gražus. Nežinau, kaip kokių daugiau dar gerų dalykų pasakyti. Aš tik tikiuosi, kad dabar ta techninė pusė man nekainuos dar 2000 ir kad viskas čia su ja bus gerai. Ir dar vienas dalykas, kol pervažinėjai chebra, padėkit labai atsilūpusios lubos. Nežinau, ar jos dabar matosi, bet jos kabalioja ir man reikia su jom kažką daryti. Ir galva, ką daryti, patarkit, naujas lubos brangu, varyt kur tvarkys, o kas tvarko, ar yra tokių, kur tvarko lubas? Nes pradžiai techui tai galvoju, kad jie neprisikabintų, su smeigtukais tiesiog prisikabinsiu. O paskui reikės kažkaip susitvarkyti tas lubas. Tai jeigu turit patarimo, galbūt patys darot, o gal norit reklamas ir darot, tai susisiekim. Arba pakomentuokit. Tai dabar atvykau Sostinės autoservise, Eigulių gatvė 9. Kodėl Golfą būtent tvarkau? Šiaip ne Golfo, o ir Golfų, ir Suzuki, ir praeitus savo automobilius tvarkau čia. Tai yra kelios pagrindinės priežastys. Tai visų pirma, patogi lokacija. Antra, normalios, adekvačios kainos. Trečia, man patinka, iš anksto susitari, atvarai, paskambina, pasako 2 dienas, po 2 dienų atiduoda. Ir aišku, dabar čia jau su ta chebra tapom draugais. Tai einam į vidų, pasižiūrėsim, ką ten veikia ir paims mūsų Golfą iš karto. Pažiūrėsi man biškį? Tuoj palauk, nenoriu apdaužyti mašinas. Biškį dropas trukdo darbam. Tai čia gal greičiausiai soklyną pradžiai pasižiūrė, dėl ko aš apsimyžęs tais tepalais. Reiškia, per kur tu galvoji eina? Čia va gal soklynas visas. Ai, tai nėra tai blogai. Nu jo, šiaip akivaizdžiai matas, kad va visur šlapia. Čia pradžiai tai aš nusiplausiu, nusipūsiu ir tada pradėsim žiūrėti, ko iš tikrųjų. Gal čia nieko nėra baisaus. Ir iš šitos pusės pasižiūrėk, variklis tai gan sausas, blokas, viską. Jo. Čia kažkas pasikeis, bet tai čia matau tik ties šitą vietą. Gal ten koks orengiukas bus. Tai gerai, čia puikias naujienos iš tavo pusės. Čia kažkas, matau, antifrizas. Jo, va, net spalva akivaizdžiai matosi. Palei kampą. Radikas, ne? Radikas tikrai bus, nes yra nuvarvėjimų, tai reikės pasigylyti su tuo radiatorium. Nu ir aišku, visą važiuoklę purtit, tepalus keist, filtrus keist. Pasižiūrėk, žinai, jeigu pamatysi, kad diskai baigėsi, kaladės baigėsi. Ne, tai čia šitos dalykus susižiūrėsim ir... Jo.
nes iš jūsų tiesiai į Techą varau. Gerai, viskas, palieku Chebra servise darbuotis, tikiuosi, kad bus greitai, bet beveik nebejoju, kad užtruks kaip ir visi kiti darbai, bet turbūt, kai nori kokybiškai padaryti, nėra kur skubėti. Štai ir viskas, prabėgo porą dienų, dabar yra trečiadienis, 15 gegužės, pirmadienį nuvariau ir viskas, sakė, jau už pusvalandžio galiu pasimti automobilį, tai kviečiu taksą ir ką, varau tiesiai į eilę Regitros Techui, nes turiu šiandieną realiai ir rytoj iki 12 valandos viskas sustvarkyti. Tikėkime spėsiu. Nu viskas, turiu servisą, žiūri, maladėts ukrainietis vežė, kalbėjom lietuviškai, rusiškai ir angliškai, abudu vengiam rusiškai, bet pats geriausias būdas išnekėti. Tai Golfas, kai matot, dar kava, Dainis kažką daro, pasižiūrėkime. Nu, kokią situaciją turim? Aš ar... Ploviau, sklendė. Išplovai? Nu. Tai ką liko surinkta, ne? Nu, tai ledas, seniukai, ledas čia. Malons labai servisa garsai, Dainis puikios nuotaikos. Jums neatrodo, kad mama mašiną tvarko Dolfas Langrens. Viskas, pučiu į Regitrą. Regitra dirba su kėbulų sutikrinimu, kaip suprantu, iki 6, po 6:15, bet Techas iki 9. Tai realiai šiandien Techą, jeigu spėju, tai rytoj iš ryto turėčiau spėti susitikrinti kėbulus, nes po pietį užvažiuojam Palangą iš Tuko Kilų. Tai tikiuosi, kad spėsiu. Ok, susitinkam žodžiu prie Regitros. Atvažiavau Regitrą, dabar yra 15:32, užfiksuojam 15:30, sakykim, pažiūrėsim, kiek lauksiu, bet nežinau, ką man čia gyvenime dėkot, bet pažiūrėkit, čia eilė už šitoj vietoj įprastai, iki pat gatvės būna eilės čia šitoj vietoj, o dabar visai dar tokia, sakyčiau, sąlyginai nebloga ta eilutė, tai kadangi sakė kumas prastokas ir jau buvo išsikrovęs, tai dabar noriu užvestą laikyti, kiek tik tai galiu, nes aišku paskui gesins. Tai išjungsiu kondišus, išjungsiu viską ir tiek. Dabar yra lygiai 16 valanda, tai truputį pavažiavome prieki, net 2 kartus. O tokia situacija. Bet jau neblogai. Dabar yra 16:34, tai kaip matot, netoli kasos jau esu. Gal net spėsiu kėbalą sutikrinti, jie bėštų ir rogės, kaip būtų gerai. 16:52, susimokėjau ką tik kasoj ir jau esu pakankamai netoli Tech apžiūros. Nu tai viskas, Chebra nebuvo, tai baisu, vos 1,5 valandos ir aš vietoj. Jau stovi eilė, kažkada čia turiu prieiti, tai dabar jau sekantis susitikimas bus po ir pasakysiu, ar paėjo, ar nepaėjo, tai blemba laikykit čiūrus. Tai per tą stresą net pamiršau įrašyti, tai nepraėjau Techo. Reikia traukutės abidvi priekinės pasikeisti, kurių nematė, daugiau sakė viskas ledas, nelabai ten turi, kuris tai prisikabinti. Toks maladėts, matosi, detaliai žmogus ištikrino, bet patikrino normaliai ir gerai, kad patikrino normaliai. Tai paskutinis šiandienos update'as, žodžiu, nepraėjau Techo dėl tų traukių. Nuvariau į Oltą, nusipirkau traukės, nuvariau Martoną, pakeitė traukės, atvažiuoju, Regitra dirba iki 9, tai dabar ką tik pravažiavau po 7:15 ir žiūriu jau ant abiejų eilių. Prie pat, atrodo, dar 5 minutės būčiau spėjęs, bet ant abiejų eilių gale buvo uždėti, kad paskutinis dienos klientas ir tiesiog nebeturėjau ką padaryti, nu tai varysiu rytoj anksti iš ryto. Tai viskas, einu į savo rimiuką. Nusipirkti gaiviųjų gėrimų, nes šiandien jau sunkiai galva dirba. Tai va, susitiksim už kelių sekundžių. Tai labai trumpas update'as situacijos, kad neištęst labai video. Žodžiu, varant namo užsidegė check engine'as, atvarė kaimynas, išjungiam, pasižiūrėjom, kad oro paėmimo srauto matuoklės sensorius, lyginės sensorių buvo išėjęs iš rikiuotės, tai visą dieną buvo normaliai, paskui vakarė biškį pagazavau, kad spėčiau Regitrą, į kurią nespėjau, į Tech apžiūrą, į kurią nespėjau, ir turbūt biškį sukliučino, nes tai ir pradeda tokie traukos duobės momentais būti.
Tai jo, tai esmė tokia, kad dabar kraunu akūmą, nes yra akūmas beveik visiškai išsikrovęs, kaimynas atjungė klaidą, rytoj tikiuosi, kad neįsijungs. Aišku, nepaliks, taip tvarkysiu, tiesiog noris tų raudonų numerių greičiau atsikratyti ir pradėti daugiau jo mėgautis, susipirkti detalės, tiesiog greičiau pasikeisti ar pačiam, ar pas meistrus ir kad baigs tas žaidimas. Tai va, tai šiaip visai gražiai saulė leidžiasi. Vaiks užmygdėm, baigs beldeną. Einu tvarkyti reikalų. Na kągi, labas rytas, antroji bandymų diena, tai šiandien yra 16 jau Liepos, dabar yra be 5:07, tech apžiūra atsidaro 7, tai atvažiavęs radau va tokį eilutę, ten yra jau kasos, bet aišku įprasta eilė būna iki va ten, iki pat galo, tai visai sėkmingai atvažiavau, aišku, visada turėjau anksčiau atvažiuoti, galvojau kokį 6:30, bet gal nusimaudai, gal pavalgai ir taip toliau. Nu, žodžiu. Tai dabar yra be 10:07, pasižiūrėsim, kada man čia seksis tą pakartotinę praeiti. Septynios valandos 30 minučių, tai pajudėjau per kokius 3 metrus per pusvalandą. Jo, tai nuoširdus patarimas, darykit iš ankstinės registracijas, jeigu tik tai galit ir nelaukit šito eilė, nes yra siaubas. Nesvarbu, ar anksčiau ar vėliau atvažiuosite ar ilgesnė ar trumpesnė tai eilė, vis tiek bus siaubas. Lygiai 8 valandos ryto, tai esu jau visai netoliese, liko tik kokie 6-8 automobiliai. Tai viskas, 8 valandos 45 minutės, Golfas turi techninę apžiūrą ir dabar atsistojau į kitą eilę prie numerių sutikrinimo, kuris spėju, kad bus ilgesnė. Pasižiūrėkit, čia yra Lentvario gatvė, čia turbūt kas važiuoja dažnai, tai žinot, čia yra tiesiog kaip visada ta pati eilutė ir man reikia sulaukti čia ir atlaukti va šitose dviejose eilėse. Bet ironiška pakankamai yra tai, kad dabar yra 8:45, eilė jau yra ant gatvės, o numerių tikrinimas dar net nedirba. Tik tai 9 valandą pradeda dirbti. Tai tie, kas dažnai varo automobilių numerius tikrinti, man rekomendavo 7 ryto čia atvaryt, pasnausti iki 9 ir tada sako, turbūt būtum kažkur apie priekį. Tai aišku, šitas planas man nepavyko, bet ką padarysi? 10 valandų ir 8 minutės, vis dar laukiu eilėje. Aišku, kadangi pradėjo dirbti, tai ta eilė šiek tiek pajudėjo. Bet panašu, kad dar 1,5 valandėlės tikrai lauksim. Dabar 11:30, jau laukiu iš to eilėje daugiau negu 2,5 valandos. Ką? Visai geri kebabai prie Regitros. Ar laukiu daugiau negu 3 valandas? (12:50), laukiu jau 4 valandas šito eilė, jeigu neskaitysim praeitos. Ir esu jau visai netoli. Praėjo tik 4 valandos 10 minučių ir aš esu viduje. Negaliu garsiai labai kalbėti, kad čia neatrodyčiau kaip durnelis, bet pagaliau. Tai viskas, nežinau, ar čia galiu vloginti šitoje vietoje, bet kol išvarys vis tiek pavloginsiu. Tai Golfas jau suregistruotas, legalus gatvėje, su technikiniu belieka metam apsidrausti. Tai tuo varau iš čia, laukiu tik tai, kol ten pabaigs tvarkytis ir mane išleis kažkas, nes ten kažkas chebrai negerai. O šiaip tai laukiu 5 valandas. Aišku, dabar daug turbūt puls pizdavot, kad čia nesąmonė Lietuvoje, 5 valandas laukti ir taip toliau, nu bet chebra, yra kaip yra.
Nereikia koliotis, reikia kažką keisti, jeigu norit keisti ir pradėkit nuo savęs vietoj koliojimos. Tai čia mano trumpas patarimas. O dabar tuo jau baigsiu video, nepamirškit pasubscribint ir dabar keliamės pas mane į garažą aptart vieno svarbiausių reikalų, tai yra pinigai. Nu gerai, po teisybei tai dar atvažiavau techo lapo pasikeisti, kad įrašytų valstybinius, dokumentų numeris ir taip toliau, bet šiaip pakartotinę, tai užtrukau, nežinau, 4 minutės ir labai linksmi bičiai. Ok, dabar tikrai keliamės į kitą dieną. Gerai, pradedam paskutinę dalį. Susirašiau truputėlį dalykus, paskaičiavau ir trumpą išvadą prieisim. Tai kai kalbėsiu apie kainas, tai supraskit, kad turėjau barterį su Sostinės autoservisu ir su Remlyga, aišku, su Tevliutom ir kitais dalykais neturėjau, nors šiaip būtų fainas su Regitra barteris. Tai hit me up Regitra, jeigu norit. O šiaip sakysiu bendras kainas, tokias, kokias gautumėt jūs tiesiog nuvažiavę, nes prašiau, kad ir tai paskaičiuotų, o pabaigoje pasakysiu savo kainą, kokią galutinę turiu. Tai primenu, kad pirmam video, palieku nuorodą į pirmą video, kai parsivariau golfą, tai sakiau, kad galutinė golfo kaina kieme su bilietais ir visko kitu 4141 euras. Tai tiek žinojat iki šiol. Kėblo darbai 3500 eurų. Čia yra pati liūto dalis, ta didžioji. Su kodu garažai 16-15% nuolaidą pasiūlė pats serviso vadovas. Toliau antras dalykas - techninė dalis. Pakeisti tepalai, pakeisti filtrai, tai salono tepalo oro paėmimo. Galvoju, reikia dar benzo filtrą šį pasikeisti. Daryta diagnostika, papildytas kondicionierius, praplauta gazo sklendė, pakeistas radiatorius ir pakeistas aušinimo skystis. Visa tai kainuotų 560 eurų. Tai irgi, aišku, sudaro visai nemažai. Tai čia dar atmetant tai, ką reikia padaryti. Tada technikinė plus pakartotinė technikinė 37 eurai. Traukės plus darbas 100 eurų, čia tiesiog jokių barterių. Registracija, numeriai plus remeliai 157 eurai. Ir techlapo pakeitimas dar 7 eurai. Tai iš viso susidaro 8500 eurų. Nu. Man irgi taip pat kaip jums atrodė, kad čia žiauriai šiaip yra daug. Tai ačiū Dievui, kad turėjau barterių, kurie leido tą kainą sumažinti. Tai bendrai iš visų nuolaidų, kiek gavau, viskas sudėjus. Mano galutinė kaina tam automobiliui yra 6642 eurai. Tai realiai prasideda turbūt tie paprastesni GTI nuo 6700. O paskui jau kyla ten, aišku, ir iki net 14 000. Tai realiai išvada priejau tokia, kad jeigu nesat youtuberis ir nemokat pats tvarkyti, kas irgi galėtų sumažinti kainą, arba jeigu kažkokiais kitais būdais nesugebat susimažinti tos bendros kainos ir mokėsit įprastą kainą, tai turbūt neverta visiškai daryti to, ką aš dabar padariau. Dar man, sakykim, taip ant klaustuko viskas pakankamai gavosi. Tai čia aišku, dar aš turėsiu ir oro paėmimo sensorių keisti, ir dar varysiu pas variklių meistrą, noriu, kad viską ištikrintų, apie grandinės padėtį pasakytų. Tai kaip sakant, ieškau VLN, jeigu kas nors žinot, ar pats toks esat, tai parašykit, noriu labai pasitikrinti tą variklį ir kažkaip susižinot, ką reikia jam dar padaryti, kad jis ilgai iš tikrųjų tarnautų, nes raudonas GTI tai buvo mano svajonė turbūt nuo kokių 2005 metų, man buvo 14-15, senelis turėjo trečią 110 kW raudoną GTI, kurį daužta parsivarė iš Vokietijos, tik tai su daužta bagažinė. Jeigu netyčia paprašys senelį, jeigu rado, tai paprašys, kad nufotkintų, įmetų nuotrauką. Nerealus daiktas, ten buvo tas galingesnis 110 kW, tai senelis Superbus, atsimenu, bausdavo jau tais laikais. Tai buvo smagu ir kažkaip įsimylėjau ir visada norėjau raudono GTI ir dabar jį turiu. Tai kelias laukia dar ilgas, keisiu būtinai lempas. Kalbant apie lempas, tai šitas nesąmonės noriu pasikeisti greitų laikų, dabar išvarom atostogų, bet grįžęs iškart tas nesąmonės noriu pasikeisti. Ir patarkit šiaip, kur perka tokius daiktus. Kaip lempas, gal žinot, kur gerom kainom būna. O
priekį, tai jos yra visiškai paprastos, tai dabar įmetu fotkę tų, kurias norėčiau užsidėti. Tai vėlgi, jeigu žinot, kur nusipirkti visą gerą kainą, tai hit me up. Ir galtinė išvada tokia, kad subscribinkit kanalą Chebra. Dėkui. Ir dėkui, kad žiūrit.